Sveiki, čia Ekovizija žalioji idėja, laida apie aplinką, požiūrį, patirtį ir ateitį. Trumpai apie tai, ką matysite laidoje. Klimato pokyčiai Lietuvoje. Tirpstantis ledynai ne tik potvynių siaubamos Azijos, bet ir mūsų rūpestis. Mūsų Baltijoje pasirodė silkiniai rykliai. Taip pat laidoje kitoks rašytojo publicisto Andriaus Užkalnio požiūris. Taip, žmogus gyvena žemėje, kažkokį tai poveikį jisai aplinkai turi, bet aš nemanau, kad jisai turėtų ypatingai jaustis dėl to kaltas. Sutikti žmogų, kuris sako, kad Lietuvoje kokybiškai gyventi daug daugiau galimybių nei Anglijoje, sutikite retenybę. Rašytojas Andrius Užkalnis kol kas gyvena Londone. Jis turi puikų darbą BBC, gerą algą, namą, gražią šeimą ir atrodo, jo ateitis ten yra aprūpinta. Tačiau, kai tik mergaitės baigs mokslo metus, Andrius Užkalnis su visa savo šeima kraustysis gyventi į Vilnių. Bet susitikti su juo norėjau visai ne dėl to. Lrytas LT portale Andrius labai įdomiai dėsto savo požiūrį į ekologiją, kokybę, galų gale maisto priedus. Jo straipsniai visada sulaukia daug dėmesio ir komentarų. Tad ilgai lauktas susitikimas, kviečiu žiūrėti. Andrius Užkalnis rašytojas, publicistas, vertėjas, gimė Kaune, užaugo Vilniuje, baigė Kauno Vytauto Didžiojo universitetą anglų kalbą ir humanitarinius mokslus. Dirbo Lietuvos radijuje, rengė laidas užsieniui. 24 metų išvažiavo į Angliją dirbti BBC monitoringo tarnybos redaktoriumi ir vadybininku. Apkeliavo daug pasaulio, dirbo artimuose ir tolimuose rytuose. Afrikoje kūrė BBC biurus ir jiems vadovavo. Dabar Andrius Užkalnis yra žinomas kaip populiarus rašytojas. Jo straipsnius galima skaityti Lrytas LT portale. Po 16 metų kelionių ir taip toliau viso ko pasaulio, jūs grįžtate į Lietuvą. Taip. Gyventi. Taip. Nuolatiniam gyvenimui. Nuolatiniam gyvenimui, taip. Jūs paliekate BBC, tokią didžiulę organizaciją? Taip, taip, iš tiesų taip. Žinot, 16 metų yra ilgas labai laiko tarpas ir jisai yra pakankamai ilgas, kad suvoktum, ar tikrai jau visą gyvenimą tai nori daryti. Ir aš pagalvoju, pavyzdžiui, grinai taip jau labai grubiai galvojant, man BBC liko iki pensijos 27 metai ir aš noriu sėdėti tos 27 metus kabinete, darydamas administracinį darbą. Aš tikrai nesu labai tikras, ar aš norėčiau tuo užsiimti. 40 metų ir tokia riba, kuomet keičiasi viskas, kuomet, O man įdomu, ar čia dėl to, kad man 40 metų, ar dėl to, kad kažkoks tai atėjo, ar dėl to, kad pasidarė labai įdomu man Lietuvoje, ar dėl to, kad yra išleistos 3 knygos. Gal dėl to, kad iš tiesų pradėjo leisti jūsų knygas, žmonės pradėjo skaityti jūsų straipsnius tame pačiame Lrytas LT portale ir tą patį žinomas. Pažinti veidą ir taip, tai yra dalykas, aš niekada nepasakysiu, kad jis yra nemalonus arba kad jis yra nesvarbus. Žmonės yra laimingiausi ne tada, kai jie daugiausiai visko turi, bet kai turi daugiausiai būtent to, ko nori. Ir čia tikriausiai yra iš abiejų pusių tokia ir išeina paslaptis, kad kad būtum laimingas, kad gautum viską, ko nori, tai turi norėti tų dalykų, kuriuos gali tikriausiai gauti, ar ne? O apie kitus neypatingai galbūt ir pergyventi ir dėl jų nerimauti, nes jeigu kažko negali turėti, tai negali apsiraminti ir... Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Po žmonės dalinasi į 2 pagrindinės kategorijas. Vieni po manęs nors ir tvanas, kiti galvoja apie, ne tik apie save. Aš nežinau, ar aš taip jau galėčiau pasakyti, kad po manęs nors ir tvanas. Man būtų nejauku taip sakyti. Man atrodo, kad ne, po manęs tegu geriau tvano nebūna, po manęs geriau tegu pasaulis būna panašus į tą, kokį aš radau, bet aš rūpinsiuos ir vargsiu dėl tų dalykų, kuriuos aš realiai galiu pakeisti. Aš nemanau, kad klimato kaita yra
smarkiai žmogaus įtakojamas faktorius. Man atrodo, kad klimatas, kadangi keitėsi ir tada, kai žmogus buvo, ir iki to laiko, kai žmonių apskritai nebuvo pasaulyje, ir keisis po to, kai žmonių jau nebebus, aš nelinkęs dėl to ypatingai išgyventi. Tai jūs manot, kad žmogaus ūkinė veikla, jinai neturi nieko čia bendro su ta klimato kaita ir pasaulinio atšilimu? Manau, kad jinai gali turėti kažkokį poveikį, bet tas poveikis yra toks nedidelis palyginti su, sakykime, Saulės aktyvumo kaita, palyginti su tokiais dalykais kaip ugnikalnių įsiveržimai. Ir dar kitas dalykas, pagrindiniai dar tokie, sakykime, šiltnamio dujų išmetimai yra ne todėl, kad, arba ne vien todėl, kad žmonės daug važinėja automobiliais arba kad automobilių per dideli varikliai, o greičiau todėl, kad tų žmonių paprasčiausiai yra pakankamai daug. Žmonės pakankamai daug iškvepia anglies dvideginio vien kvėpuodami. Žmonių yra vis daugėja ir tikriausiai greičiausias būdas sumažinti tų dujų išmetimą tai būtų mažinti pasaulio gyventojų skaičių, bet aš nemanau, kad kas nors tuo užsiimtų arba kad tuo reikėtų užsiimti. Paprasčiausiai taip, žmogus gyvena žemėje, kažkokį tai poveikį jisai aplinkai turi, bet aš nemanau, kad jisai turėtų ypatingai jaustis dėl to kaltas. Man norisi, kad aplinkui mane būtų švaru. Aš noriu, kad būtų upės ir ežerai tokie, kuriuose galima būtų maudytis. Aš manau, kad prasmingas rūpinimasis aplinka yra geras ir teisingas dalykas. Kai rūpinimasis aplinka išvirsta į ideologiją arba kai rūpinamasi kažkuo tai, kad gal greičiau nuraminus savo paties širdį, kad aš toks geras ir visko rūpinuosi, tada man tai kelia abejonių. Ką jūs turite omenyje, tai sakydama? Aš turiu omenyje, kad tikriausiai daugelis vakaruose turi labai, ir vakaruose kalbant ir Lietuvoje taip pat, Europoje, Amerikoje turi labai patogų gyvenimą ir žmogui yra būdingas kalties jausmas. Ir kad tą kalties jausmą galima būtų nugalėti, žmonės mėgsta užsiimti įvairiais savęs nuraminimo dalykais. Tai yra, štai aš surūšiuosiu atliekas arba išsikelsiu ant stogo saulės baterijas arba nusipirksiu kitą automobilį, kuris yra pusiau elektrinis, pusiau benzininis ir tada jau aš būsiu geresnis gamtai ir būsiu geresnis aplinkai. Man atrodo, kad didžiausias teigiamas poveikis ateina būtent iš paprasto kasdienio atsakingo elgesio ir nešiukšlinimo aplink save, ne išleidimo automobilio panaudotų tepalų kažkur ežero pakrantėj ir panašios veiklos. O kažkokie tai organizuoti principiniai vajai, aš juos žiūriu kiek skeptiškai. Aš skaičiau jūsų puikų straipsnį, kur jūs kalbėjote apie pamišimą dėl E raidelių, kuris kartais yra kraštutinis ir dažniausiai yra kraštutinis. Taip, man atrodo, ir čia rodos ir medikai atrodo su manim sutinka, kad Lietuvoje, lietuviams, sakykime, tiems žmonėms valgantiems yra žymiai didesnį nerimą turėtų kelti tokių dalykų kaip druskos ir riebalų ir krakmolo suvartojimas net ir ekologiškai visiškai švarių, be jokių priedų. Galima išsivirti cepelinus, kuriuos aš
kartais retkarčiais labai mėgstu, bet jeigu tie cepelinai net ir iš visiškai organinių bulvių, su visiškai be priedų išaugintos kiaulės spirgais ir sviestu ir ekologiškai švaria grietinė bus, jie nuo to nepasidarys ypatingai sveikesniu maistu. Ir galvojant apie tai, nuo kuo serga ir nuo ko miršta dažniausiai žmonės Lietuvoje, tai yra tie patys dalykai, ko gero, kaip ir prieš 10 ar 20 ar 30 metų. Tai yra širdies ir kraujagyslių ligos, susirgimai susiję su aukštu spaudimu ir ko gero mažiau susiję su tais maisto priedais, kurių taip paniškai yra kartais baiminamasi. Ne per raidelių skaičiavimą bus pagerintas iš esmės lietuvių maistas. Sakykime, galima kalbėti apie tokį dalyką, kad Lietuvos gyventojų maitinimuisi žymiai didesnę teigiamą įtaką turėtų tai, jeigu būtų daugiau ir nebrangesnių vaisių ir daržovių, kurių didelė gyventojų dalis apskritai žiemą mažai ir valgo. Tai yra, jeigu visą žiemą valgai daugiausiai kokias nors keptas bulves, krakmolingus gumbainius, tai ten jau su sviestu tai skaičiuok neskaičiavęs tu ten. Tai nebus sveikas maistas ypatingai.